Pasaka skaitoma ekspromtu. Gyveno kartą pasaulyje žmogiukas iš nieko. Ir nosis jo buvo iš nieko, ir burna iš nieko, ir švarkas taip pat iš nieko, ir net batai ant jo kojų iš nieko. Kartą jis išsirengė pasivaikščioti keliu iš nieko, kuris visiškai niekur nevedė. Įsivaizduoji, kas daros? Ėjo ir sutiko pelę iš nieko. O ar tu nebijai kačių? Paklausė jo žmogiukas iš nieko. Net truputėlį nebijau, atsakė pelė iš nieko. Juk mūsų šalyje iš nieko gyvena tik katės iš nieko. O jų ir ūsai iš nieko, ir nagai iš nieko, ir dantis, žinoma, taip pat iš nieko. Taigi, kačių aš net truputėlį nebijau, užtat labai mėgstu sūrį. Ir žinai, ką aš šiandien valgau? Tik skylutes. Jos tiesa visiškai neturi skonio, bet vis tiek skanios. O man kažko galva svaigsta, tarė žmogiukas iš nieko. Na, čia menkniekis, atsakė pelė iš nieko. Kokiagi tavo galva? Juk ji iš nieko. Jeigu tu netgi žiepsi ją į sieną, vis vien nieko neatsitiks. Žmogiukas iš nieko panūdo patikrinti, ar iš tikrųjų taip yra. Ir nuėjo ieškoti sienos, į kurią galėtų žiepti savo galvą. Ieškojo ir pagaliau surado. Tačiau jį taip pat buvo iš nieko. Pabandė žmogiukas lyg iš nieko trenkti į ją galvą, įsibėgėjo ir ople, perlėkė į kitą pusę. Pernelyg smarkiai įsibėgėjo. Perlėkė žmogeliukas iš nieko kiaurai sieną iš nieko ir nukrito į nieką. Nes už sienos ničnieko nebuvo. Čia nieko, ten nieko, visur nieko. Žmogiukas iš nieko taip pavargo nuo viso šito nieko, kad atsigulė ir užmigo. Ir susapnavo žmogiuką iš nieko. Lyg jis ėjęs keliu iš nieko, sutikęs pelę iš nieko, juodu draugė įnikė šveisti skylutes nuo sūrio, ir juk pelė iš nieko pasirodė teisi esanti, jos tikrai neturėjo.